tas variantas, kai... Tie agronomai mindo rapsus? Jo, agronomai mindo rapsus, žinai. Net, žinai, prieš 2 savaitės, žinai, saulė plus 25, dabar ir vėl šokiai rapsus. Ir taip iš ryto išeinu į lauką, pasikovos padėliu pasižiūrėti, gerai, atgal termų rūbus visus užsidėti, nes lauke 2 laipsniai, sniegas. Ir gerai, koks skirtumas, nėra blogo oro, yra geri rūbai. O kaip sakyk, tas dabar vos neišlindęs sniegas, vėjas, lietus ir šalna, ką mes turim šiandien? Galim pasižiūrėti. Žinai, kaip sako, savaitę išeiginių. Mes jau juokiamės, žinai, su ūkininkais. Sako, ką veiksim ateinančią savaitę? Kabra, į spa. Važiuojam į spa, nes realiai nelabai yra ką daryti. Vidurio Lietuva pasisėjo, kitose regionuose, šiauriniuose ir pajūryje tiek šlapia, kad sėt neina. O čia, žinai, geriausia tema prie tokių temperatūrų, žinai, kai mes diskutuojam, kad reikia reguliuoti žeminį rapsą. Sakom, reikia, jeigu reikia pastumti šoninius ūglius. Čia įsitraukia, žinai, šoniniai vos ne centrą lenkia. Kažkaip. Jo, šitų laukų kaip ir... Keistai atrodo kaip be augimo reguliatoriaus. Jo. Ne, iš tiesų, tai, žinai, augimo reguliatorius pavasarį nėra blogas dalykas, viskas tvarkoja, žinai, svarbiausia, ką tu tom nori pasiekti. Kai sėtas laukas su fokusu, išsirauna dar, įdomu ar ne? Išsirauna. Turi tokią šaknų sistemą, kurios stum tikrai nereikia. Ir kiekvienas, žinai, pasižiūrėk. Šonai, centrą vynioja. Taip. Ar yra kas nors viduj? Nelabai. Kol kas, man atrodo, per Velykas ūkininkai, mūsų kolegos, sugebėjo greitai pakontroliuoti šitą. Ne, per Velykas, tai žinai, per Velykas sekmadienį, tai sakom, šventą dieną dirbti nereikia, bet dieną prieš, dieną po, viskas tvarkoja. Viskas tvarkoja, žinai, pažeidimų kažkokių tais tikrai nėra. Nu ir visas rapsas, kuriame tie darbai padaryti, žinai, labai anksti supylėm tas azotinės trąšas. Visas, niekur nelaukiam, nes šaknis, žinai, iki metro, iki 1,5 nukeliaujančios, tai viskas su to rapsu tobula, gera, gražu. Šalmas, va, toj pusėje. 2 naktis iš eilės, matosi, va, durpynas, grinai sluoksnis, tas toksai, žinai, reikės nueiti, jeigu nenueiti, bent jau su dronu pasižiūrėti, kaip viršaus, žinai, nes per sniegą vaikščioti irgi fainai. Kaip ten atrodo? Kaip tos temperatūros, tie pokyčiai tavo galvo dabar, nu, vat, irgi, prakalbam apie augimo reguliatorių, tai dabar matom, kad sustojęs kol kas tas augimas, vegetacija nelabai tokia aktyvi. Matosi ir ant augalų lapų tie tokie prašviesėjimai šviesus ir tam tikros dėmės, bet ir dėl pačio augimo reguliatorių. Tai čia konkrečiai manau, kad toj vietoj. Ne, šito lauko tai, žinai, rudenį tikrai smeigiam 2 kartus tam, kad jisai būtų prie žemės prikaltas, prileido krūvą šonių ūglių. Temperatūros dabar, kas matosi iš karto. Žinai, tas visi rapsų galiukai vėl mėlyni pasidaro, nu, labai paprasta. Dirvos temperatūra vėl krenta iki 5-4 laipsnių. Tai tokios šalnos naktį, arba net šiek tiek žemiau, atsiranda vienas kitas šalnos paveiktas lapas. Nieko čia baisaus, tokiam rapsam šalnos nebaisios, nes centriniai butonai, tiek sumaitinta, kad jisai dar net nepakyla visiškai, žinai, dar net lapų pridantis. Tai vėl nepaima fosforą iš dirvožemio, aišku, laiko klausimas, panašu, kad ateinančią savaitę jisai ir neims jo normaliai. Tai, bet ir su purkštuvais nevažiuosim. Nėra nei sąlygų, nei nieko, tai nors ir tos 2 metybos su insekticidais padarytos, šiemet manau, kad prie tokio potencialo rapsų pavyks ir 3 pasidaryti iki žydėjimo. Ir kaip priėjom prie tos temos su insekticidais, tai tas irgi variantas, kada židinukas eilę metų, kokie 4-5 metai mes neturėjom problemų pavasarį, nes turėjom tikrai vėsias temperatūras, šalnas pavasarinės. Ir tas temperatūrų pokytis greitai biškį išgąsdino, nes tikrai žmonės dėjo ir insekticidų, ir gaudyklės, ir žiūrėjo, stebėjo laukus ant butonų dėl būtent židinuko populiacijos. Man regis vėlgi, kas prieš tai pasidarė atitinkamus darbus su insekticidų ir dabar turim tas tokias šalnas, vėsias temperatūras, prie kurių židinukas tikrai, patys puikiai matom, kad net nei su žiburiu nerasi, tai manau, kad pratempsim ir kada pakils temperatūros, turėsim žydėjimą ir... Realiai, žinai, tos bangos šiek tiek gal išgąsdino, kai matuoklėse, žinai, buvo taip, kad net apačios nesimatė geltonos, žinai, tų židinukų buvo prikritę.
Bet tai taip ir gavosi, kad per tos 2 atšilimus, prieš Velykas po Velykų ir tada sekantį, kada vėl buvo tie 22 laipsniai, žinai, kaip tai gavosi, 2 kartus nusipurškėm rapsus. Tikrai net ir su kontaktais pilnai užteko, žinai, tai ir kol kas visiškai nei stiebinio, žinai, nėra ir Jau tikrai nieko. tokiu metu turėtų Ir tie- matytis taškiukai. Jo. Ir tie, žinai, matosi, kur, matosi pakrašty, kur neužprušta, arba jie vis tiek, ta populiacija ateina dažniau nuo nuo lauko pakraščio, galo. Jo, taip. tai lauko pakrašty kartais matosi, nuo lauko vidury nieko nėra, žinai, tai Prašau, ir laikyk truputėlį. Na, o, teamwork. Labai gerai. Kot? Viskas tvarkoj. Aišku, to šalmas, žinai, matosi truputėlį tas, nu, Galima atkreipti dėmesį, nu, tikrai Užsipildymas. užsipildymas ir netgi, sakykime, šitame momente tos aukštos temperatūros, nu, šiek tiek tą prakurėjimą padarė. Ką padaro, žinai, tie mitybiniai komponentai, ne, kuriuos mes dėliojamės laukose, jie labai stipriai padidina atsparumą šalnoms ir jeigu mes matom mane labai aišku, kur net dar sniego yra ant lapo, tai tas toksai pašviesėjimas ant lapo, vos vienas kitas. Taip. Kokios galimos perspektyvos ir kokie numatomi artimiausi darbai? Rapsuose, realiai, kai padarėm pirmus 2 purškimus, ne, visi ir su kolegom agronomais, kai diskutavom, sakom, nu, greičiausiai sekantis per žydėjimą, nes, nu, kai viskas taip greitai, tai matosi, kur nedatrišti laukai Lietuvoje, kur tikrai matosi, kad azotinis šiek tiek vėliau išvažiavo, jau ta tokia geltona spalva, žinai, ant butonų jau eina ir turbūt tik tais kitą savaitgalį pirmos šiltos dienos ir sprogimas turbūt bus, žinai, su žiedais, tie, kurie nepatrišti. Šiti panašu, kad dar kokias 2 savaitėlės ir perlepsim net ir gegužės mėnesį tos standartinius variantus. Matom, žinai, kaimyniniai Lenkijoje, kai teko važiuoti, kad ten jau viskas žydi ir ten jau tie darbai, žinai, į priekį padaryti visi. Tai aš manau, kad darysim purškimą likus keliom dienom iki žydėjimo ir šiais metais, nu, kai tokios iš tikrųjų tos fungicidų kainos, tos drėgmės turim be proto daug, nu, ir tas potencialas toksai, kur, kaip ir Indrė sakė, žinai, kad, nu, tyliai džiaugiamės, nes, nu, atrodo daug geriau negu pernai tie laukai, o, nu, ir pernai tie derliai rapso tikrai nebuvo labai prasti. Tai manau, kad strobikas prieš pat žydėjimą kartu su mityba, žinai, jeigu reikės kokį insekticidą įsidėti. Nu ir tada rimtesnis fungicidinis purškimas, kai žydės 30-40% augalų ir turbūt viskas su rapsu, ne? Potencialo turim dar vienas dalykas, kuris tikrai mūsų biškį apsaugotų ir tas bemiegės naktis apmažintų, tai tikriausiai draudimas, be kurio šiemet Nu žinok, neapsieisim. iš Maniškių vienas klientas šiai dienai dar nėra apsidraudęs, bet jisai taip, žinai, Dar draus ir nedraus. Nu, kaip pernai pas tavę su Kruša, gerai buvo? Ačiū. Ačiū, neblogai. Ant tos temos užlipom skaudžios. Apsidrovys šiais metais savo viskas. Nors Aišku, ir čia nėra ką turbūt nėra ką diskutuoti. Nėra ką diskutuoti. Tai ne. Išmokau pamokas ir Tas ir yra, tas visas situacija. pamokos iš gamybinių. Žinai, su rapsu viskas labai paprasta. Manau, tikrai po šalnų žinom, ką daryti, kad tos augalus labai greitai atkelti ir kad vėl tas augalas užsikurtų tą pačią dieną atšilus. O ką su fungicidais daryti? Irgi viskas pakankamai aišku, žinai, veiklių medžiagų daug, kaina šiais metais tikrai 30% žemesnės negu pernai, o rapso potencialas. Ir matematika jau skaičiuojasi po truputį. Jo, matematika viskas aišku, šiaip daug labai rapso ir užsidarė. Pamatė tokius laukus tą pačią dieną, kai apsidraudėm, po 2 tonas rapso prie tokios kainos nusimetėm, kai kur 2, kai kur 2,5, ten tos savikainos, sudarėm savikainą, žinai. Realiai daug ūkininkų eilę metų čia dabar 2 pastarosius, žinai, labai žaidė ne tik tai savikainom, bet ne tik pelnais, ne biržai, bet ir savikainom, kada parduotai šiais metais paskaičiavom, kad kai buvo ten tie 4,45, 4,50 uoste rapsas, valio, 2,2 tonos, absoliutus nulis, o kas toliau, tas bus matyti. Bet tą gali daryti turbūt tik taip apsidraudę, žinai. Taip, iš ūkinės patirties mes visi kalbam ir diskutuojam tarp ūkininko. Dažnas mūsų klausia, ką daryti ir kainų prasme, ir kiek čia to rapso mes galėtume fiksuoti. Greičiausiai gal paprastas toksai atsakymas būtų saugus tiek vienai, tiek kitai pusiai, tai kad paskaidyti truputėlį rizikas, apsidrausti savo investicijas ir tas fiksavimas kainų prasme turėtų jisai neperlipti aukštų ribų, bet tiesiog saugiai užsidaryti ties tom trąšų investicijom greičiausiai. Jo, trąšos viską, ką sudėjai nuomos į tą savikainą užsidarėjo, toliau viskas valio. Nu, manau, kad čia bus gerai. Šitą lauką atvažiuosim pasižiūrėti. Bet tik tyliai. Gerai, bet tik tyliai atvažiuosim šitą lauką pasižiūrėti, žinai, per Javapjūtę kol kas.
ketvirtą rapsą iš šito lauko pabandom Dar išsikasti vieną vis tiek, paskutinį. jo. Nelabai gal džiaugsi, žinai, kaip sako, kai rapsas labai retas ir kaip bratvaro, žinai, pridaro ten tokių, žinai, 9 augalų kapoto testą, tai labai gaila. Šitam rapse, jeigu vieną kitą ištrauksim, kaip nors išgyvensim. Jaunam paskutinį, pažiūrim, ar viskas šit tvarkoja. Šitas biški toksai tystelės į Imtis viršų. didesnė, bus iš ko dalinti vertinimus. Matai pašalnos, va, tas vandeningas biški matosi, bet stiebai pilnai užsipildė ir va, tie mitybiniai komponentai, su kuriais važiavam, nerasi sutrūkinėjusių stiebų. 4 metai atgal, pameni, kas buvo pas mus gegužės 12 dieną. Ir kiek sniegas, net ir 30 cm sniego prilenkė, viskas atgal atsistojo, o kitas, kur buvo, žinai, labai stipriai ištysusios ir buvo virš pečių, tai pats matai. Primink dar labai geras pavyzdys, kaip buvo kontroliuojamos lygos ir kada tas purškimas vyko efektyviausiai, ar prieš sniegą ar po. Va tais metais, kas keisčiausia, kad daug geresnė fungicidinė kontrolė buvo, kur buvo važiuota po sniego, nes vis tiek 30 cm sniego, tai tas toksai, žinai, kaip ir sakom, sniegas labai gražus, žinai, reikalas ir pati geriausia drėgmė, bet jisai to pačiu ir lėtai nusitraukia, žinai, veiklią medžiagą. Tai aišku, dedam paviršiaus aktyvių medžiagų prie fungicidinių purškimų, žinai, būtent dažniausiai pinoleną, nes natūralus, iš sakų išgaunamas, kad nekenkti žydinčiam augalam, bet tais metais, kur purškiam po, neturėjom beveik visiškai jokių sklerotinės pažeidimų, o kur purškiam prieš blemba, kitur pakartojom, pamatė tą reikalą, o kas paliko su vienu purškimu buvo tos problemos. Tai tikėkime, šiais metais per žydėjimą nesnigs, rodo čia, kad šiandien, rytoj dar gali būti ne tik tai va, tokiom kropelėm, bet ir dar 5-10 cm. Jeigu dabar bus, nieko baisaus, pati geriausia drėgmės rezervus gal pasipildom, pernai matėm, kaip viskas atrodo, pernai metėm, kaip viskas atrodo, žinai, su drėgmės deficitais. Taip. Panašu, kad tokiam rapsui ir su dabartiniu kritulių kiekiu jau drėgmės užteks. Čia kaip senos kartos ūkininkai, senų laikų, būtent užbėgę įvykiam už akių, pasakoja, sako, atsimenat, kaip būdavo su obelų sodais, kada jos laistydavo vandeniu tam, kad žiedai nenusivirintų. Tai va čia panašia situacija. Nusilaužė centras, negražu, nors ir sakiau, kad bus paskutinis, bet dar vieną. Ir centrinis nulūžo. Labai, sakant, atsiprašom, atvešim kibirą rapso. Liko šoniniai. Greičiausiai, kad sėklos atsivešim. Jo, tai liko šoniniai. Ir kaip žinai, sako, šalnas pažeidžia, jeigu centrinį butoną, taip, bet jeigu tu augini rimtą rapsą, 70% derliaus keliauja iš šoninių ir tas visa energija lieka tokia. Tai kol kas nuliniai šalnų pažeidimai, šoniniai, be augimo reguliavimų, aišku, rudenį tikrai darėm ir hormoninius purškimus kartu su augimo reguliatoriais, kad stumti tos šoninius, žinai, ir pavasarį tos rimtos mitybos. Bet galim šitą ir perpjauti labai gražiai, dar truputėlį pasižiūrėti. Ir aš labai dažnas klausiu rudenį, tai čia mes tokį tankų rapsą prisiauginom, ką mes turėsim pavasarį. Sakau, man atrodo, vėlgi tas augalų skaičius ploto vienete lemia mūsų tos gamybinius, kokybinius parametrus, derlių, to šoninės šakos ir visa kita. Tai aš kaip ir sakiau, jeigu ir truputėlį nors vienas kitas rapsas mums biški iš rudens per žiemą neperžiemos, išmirks arba iššals. Tragedijos nėra. O čia jau matai, turim situaciją tokią. Ką mes čia auginam, runkelius gal? Labai paprastai. Žinai, Aivarai, kaip sako, kokie agronumai toks rapsas.